Nu, va, šviesu kaip rūroj, na. We are back, team. Tai ką? Neveikia kamerytė buvo, 3,5 mm garsas, tai dalis vidoso bus tokia gal su muzikytė ir kita dalis jau we are back. Tai susitvarkom, dažniausiai tokia A-sanė trečiukų ir kitų. Problema yra maiko jungtis ir jinai greičiausiai lūžo ir jo narės sulaužyti labai lengva. Tai autorizuotam servize Total 300 neapsimoka, nes kamera 1,4 kainuoja. Už 100 pem vadimas sutaisė idealiai. Tai we are back on track. Tai kas čia praleidom? Praleidom bišk pritupimų ir spaudimų. Tai juos aptarsiu čia. Toks intro, kol aš darausi maistą. Šildau sriubą. Ryžiai jau šyla po treniruotės. 4 valandas, 6 minus. Man greičiausiai man jau buvo valandą rodė, kai aš dar buvau namie, po to išvariau, pasidariau, čia susidėliojau. Čia yra bardakas, jums įdomu, kas per bardakas, čia daugiau šviesų. Tikros kontentas, hebrytė, parodysiu greitai. Čia va skalbenkė, čia va vanduo, rūbai ir yra pasiruošimas savaitėj. Jo, lūžta daiktai, būna normalu. Gyvenam, sukamės ir taip toliau. Nepaisant to, dar čia buvo tokių MI bairių. Tai mane biški užspaudė, patikrina, beveik susitvarkiam, susimokė ir tave paleidžia į laisvę. Tai važiuojam. Buvo tą savaitę spaudims. Ir spaudims 107,5. Čia mano asmeninis salės rekordas, be spoterio dar. Subandė 107, 3 kartų nesigavo. Gavosi tik tais 2,5 kartų. O dabar we are back on track. Šiaip 107, žinokit, va čia matosi dabar visai neblogai pasispaudė. Būtų galima dar kur patobulėti, paimimas gana siauras, dėl pečio šiek tiek nedrasu, bet bendrai esu labai patenkintas. Reiškia, we are on track. Aišku, nežinau, kaip gausi su competitionų standartais, tai va įdomu. Tada dar tą savaitę tupinėjau 2 pem, tai 2,30 labai lengvai ėjo, kaip ir kampo biški trūko. Ir tada 2 pem pritupiau 3 kartus, kaip ir pusė velnio, įsimegojęs turėtų klubus paleisti. Tai manau, kad su 2 pem atsidarysiu gerą dieną ir mišios bus įveiktos ir padarytos. Klausom. O, čia stresą nuimti. Ne visai, kad maistas tilptų, kurį dabar valgysiu. Tai paskutinis čia rimtesnis valgymas, 108 gramų ryžių, jautiena ir biški sriubos. Tiesiog, kad nesustotų čia visas tas skrandis. Petitas yra gana dingęs, bet svorio mes nelabai reikia. Bet jį reikia palaikyti. Čia yra problema valgyti. Tai dabar kitas niuansas. Štangos spaudims. 18 rodžiau. Ir tuos įvykdžiau. Tai visai fainai. Tai vat, tokios problemytės. Viską susidėliojau. Viskas patinka. Bet liko 2 savaitės iki pasiruošimo pabaigos. Ir mes tos standartus užduodame. Va, visą laiką viskas vyksta taip pat. Vienus ryžius ištrauki, išsijungi. Čia yra tas momentas, kur aš valau, bet jo šiandien nėra. Mirštam, būna protector. Kits puodas, anglis, kaulai, druska, roksaltas, ryžių,
tas pats 18. Užsidedam ir pasileidžiam. Užsidarom. Ir dar vienas valgymas, trečias bus ready. Ką? Good? Jautiena, ryžiai, Majestic ir samtis geras ribos. O, šilta. Liuks. O, Majestic sriuba. Eis lengviau maistas. Tomai, koks tavo sriubos receptas? At jeigu svorį mesti, čia labai blogas receptas. Čia labai daug avižinių ir turim daržovių pridėtų. Tik tiek, kad tas, kaip čia, sėdint ant sosto, viskas lengviau važiuotų žemyn. Tai vat, laikas valgyti, laikas žiūrėtis. Tai kaip ir minėjau, problemos yra išspręstas. Laikas valgyti, įsijungti toliau filmą šį kartą vaikams. Bet rašo 18. Nu tai reiškia, vėl suaugusiam žiūrėsim filmą. Tai nieko nepadarysi. Šiaip in general pasirašymas visai nieko. Greičiausiai jau uždarysiu epizodus. Tai paskutinis epizodas bus tiesiog čiampo aptarimas, kaip kas gavosi. Ir po to laukia štangos spaudimo čempionatas. Tai jam sversiu maždaug apie 100 arba mažiau, gegužės pabaigoje, tai kokius 5 kilus reikės nusimest, bet nedaugiau. Ir tada biški stabilizuotis, nes gal spausti iki 105 dalyvauti. Ir tada kitas yra rugsėjai. Tai rugsėjai norėčiau dalyvauti iki 93 ir mums reikia remačio su 2 pritupimais, kai esam be angliavandenių. Pepsytės tam, kad irgi skrandis būtų pastaruoju metu lengviau viskas einasi ir važiuojasi. Vandens turim, visko turim. Tai jeigu tęsti reikės epizodus, parašykit komentaruose, ar tęsim epizodus šitam Majestic epizode. Yra visko. Yra sunkios treniruotės, lengvas treniruotės, rūbų, degustacija, apsirengimas, maistas ir kažkur fone yra burgeriuks. Tai keep it real and važiuojam, žiūrim, myliu, bučiuojam. Kaip ir neblogai. Tai va, šiandien planas pasimatuot setupus naujus ir pažiūrėti, kaip kas atrodo. Ir dar nutariau pasidaryti tvarką. Tai va, parodysiu jums visus savo Techfleece'o darbinius kostiumus. Kai kurie yra pilni, kai kurie tik tai stikelnės, kai kurie yra atiduoti. Bet bus smagu pasibandyti, pasidarysim mini show. Ką, važiuojam, man bus sėkinga, bet kartu bus ir smagu. Šitos naujos maikas fainas The Temple of Gain. Tai tokios mėlynos spalvos ir baltos. Praktiškai jas ir naudosiu. Pagrindinės treniruočių maikės naujos. Tai tikrai smagiai atrodo. Čia jos yra be rankovių. Ir tada turim dar tokias pat su rankovėm. Ir jos rašo ant jų, ką čia Nike Athletic Department. Bicka, tas ženklas. Vokišką ženklą primena, bet gal nelabai. O ne, tai reikia užsidėti, pažiūrėti, kaip atrodo. Knietėjo man pasibandyti su juodais šortais. Tai labai gerai tinka mėlyna spalva. Tie šviesų šortai labiau prie baltos maikės, prie juodų šortų. Na, tiks ir šita spalva tokia mėlyna ir tiks balta.
Mėgstu labai kačiokų linijos Nike. Jos tikrai žiauriai smagios. Nu ką, kitas šokių konkursas, dėsimės tiek flysus, pasižiūrėsiu, ką turiu ir kaip tos spalvos atrodo iš išorės. Net man pačiam įdomu. Pradėsiu nuo šios savaitės setuko, kurį nešioju. Tokia praeito sezono, žiauriai faina, aišku, jinai gana šviesi. Tai bet koks čia apsilėjimas ar pirstelėjimas ant jų matosi. Užtrauktukai jau šitose modeliuose yra prieki, papildomos kišenės nėra, yra tik tais vienai pusiai ir tos kitos yra ant megztinio užsegamos. Bet šiaip pats megztinis jisai žiauriai cool. Papuoliau, 3 yra juodi, tai visus 3 turiu juodus su kelniam. Tai kelnių nesidėsiu, bet dėsiuos tik tais megztinius. Čia kelnės yra senesnio modelio, turiu ir naujesnės. Irgi tik tais čia užtrauktukas, o ant senų dar būdavo ir čia kišenė, čia ir čia užtrauktukas. Gal net ir geresnis modelis yra. Tai pirmas megztinis, naujausias modelis tiek flyso, yra kengūros kišenė ir čia kišenėlė. Tai kaip ir visai nieko. Toksai smagus, oversizinis, overbaginis. Dabar eisim į praeitį. Old schoolinis pats seniausias. Tai kišenės, 2 čia iš šonų, užtrauktukas iš apačios, iš viršaus. Šiaip jisai gana patogus. Aš jas dažniausiai imdavau Elus. Dar turiu tokį patį XL, bet jis jau irgi pavargęs. Minusas šitų, kad čia labai dažnai nusitrina. Tai pažiūrim dar vieną. Tarpinis modelis. Čia yra kišenė, bet toks kaip naujausiose dar yra čionais. Tai jisai irgi gana patogus, bet irgi tas pats minusas, va čionais šiek tiek nusitrina. Jo. All good. Kaip ir juodi baigėsi, važiuojam į spalvų jūrą, tai yra su vaizdu bus į jūrą. Raudonas ryškus ir dar kitoks biškį megztinis. Tai visai buvau pamiršęs apie šitą variantą, būdavo užsegamas ir būdavo dar toksai. Tai atsiminiau, norėjau kažką pabandyti, na, čia šitas jisai irgi yra seno kirpimo, tai tos 2 kišenės ir čia mano kalėdinės nuotaikos kostiumas. Ja, bet raudona jinai tokia ryški. Dabar keisim į raudoną nublukus. Su nublukusia spalva yra bestom, kad atrodys visą laiką best, nes čia taip yra. Tai tik ar nusidėvėjęs ar ne, bet jisai čia yra visiškai naujas. Nauja kirpimo, viens kišenės nėra papildomos, čia nais užtrauktukai. Gali su nublukusiu vaikščioti visą laiką, nesupras. Tai pats geriausias stilius, ar naujas, ar senas, nesuprasi. Seno kirpimo modelis, net nežinau, kokia čia spalva. Tai tų, kurių spalvų nežinosiu, galėsit parašyti komentaruose ir jas įvardinti. Tai čia tokia žalsva, seno kirpimo, 2 kišenės šiandien. Ir matosi, kad čia yra nuneštas, biški toks nudroštas. Bet dar tinkantis nešioti, šitą dar neatidaviau. Klausimas, kam neatidaviau? Tėvukam, į sodą. Ką, toks komplektas yra pats tas žemės darbams. Už beveik 300 eurų. Jau pradėt prakaituot. Mėlynas. Irgi senesnė kirpimo. Visai nieko. Na, dar toksai baisiai nesimurzina. Galima jį nešiot laisvalaikiu arba vest asmeninės treniruotės puikiai. Praeitų metų naujas mėlynas, bet dar neužsidėtas. Visai atrodo majestic. Viena kišenė su užtrauktuku, kita be, ant megztinio 2 su užtrauktuku. Kaip jums tokia spalva? Piu! Nepraktiška, purvinasi, bet atrodo majestic. Viena praktiškiausių spalvų, pilka, irgi praeito sezono, naujo stiliaus treningas, yra majestic. 2 kelnes be megztinių, abi yra seno kirpimo. Šitos
labai senos. Ir jas naudojau Egipte, neatsimenu, prieš kiek metų, kai 2016, bet jos praktiškai dar kaip naujos, tik porą kartų užsidėtos atostogaujant. Kai karšta, reikės pradėti nešioti jas. Ne tiek Fleece'as serija, o Pro. Visai faina, visai gali sportuoti. Su tiek Fleece'u ne. Visi yra užsigami. Bet pliusas tas, kad gali prisėst pritupimus. Ir čia nieks neplyš greičiausiu atveju. Turi dar tokias pilkas kelnes. Reikia parodyti jo. Viršaus taip ir buvau nenusipirkęs, medžiojau. Bet cool. Nu ką, dedamės naujausią spalvą savo. Labai Majestic naujo stiliaus megztinis, o kelnės yra ne iš šio komplekto, iš kito, bet ženklas labai panašios spalvos. Tai kaip ir sutaptų, nes kelnės yra lygiai tokios pačios. Šiaip jau žiauriai patogus tokie oversiziniai. Būtų galima su jais dvigubą atbulinį saltą daryti. Jeigu įdomu, pasiėmiau šortus. Užsidėsiu šortus ir va bus galima pasičekinti. Kelnių norėjau, bet savo jau neleidau, nežinau, kad kelnės tokios spalvos yra tragedija, nes kažkada turėjau baltus. Tai jam labai greitai buvo viso gero, bet vasarą šitie šortai tiek jau to su megztiniu, atrodo Majestic. Dar vienas komplektuks turiu iš naujo sezono. Visiškai nesu tiek Fleece'u susijęs, pasakysit kaip Air Max'o kelnes. Visada man būdavo kažkas tokio vau. Daug užtrauktukų, smagios kišenės. Ir šį kartą jos yra labai lankščios. Nors ir tokios slim, bet viskas jam gali padaryti. Ir prisėsti, ir pabėgti. O jėgos maikė yra Jordano. Jo, visai gerai atrodo. Va, mini Jordano užrašuks. Čia toks, kur džime gali. Čia dar daug sėtų liko, nes čia, kur tu darai kojas, man reikės čia pečius daryti. Tai va tokiam stiliukė ir bus smagu. Baigėsi parodų šou. Jeigu patiko, like, subscribe, share. Ir jo. Jokauju. Reikėjo generalinę tvarką pasidaryti. Get night.
Panašu, kad grįžom. Tai šiandien mankštą darom. Paskutinė sunkiausia tricepso treniruotė. 3 po 6 su 100 kiam. Nėra sunku. Svarbu biškį pakočiuoti tricepsą ir užbaigti bloką su mažu trickai svoriu. Skaniai, dar vienas setas lieka. Kaip po vakar spaudimo ar traukų, visai normaliai eina. Sunkiausia dalis visur viršų ištiest, bet 3 setai, 100 kiam, paskutinis važiuojam. Skaniai, susitvarkom ir einam spaus pečiam. Berods 4 po 10 su 2 dėjais. Tai volomas ant kieka šiandien. Pečiai, petukai. Tricepsą įveikiau gana smagiai, 3 po 6, 100 kiam. Tai va dar pagalvosiu, ar kokią vieną seriją, ar 2 serijas iki varžybų pasidarinėti. Dabar pasispausiu pečiam, tai pabandysiu zipresą su atsisėdus, kad kuo mažiau padėti kojam ir kuo labiau dirbtų pečiai ir tricepsas. Tai mano va ta silpnoji štangos dalis yra viršutinė dalis. Tai va kiek įmanoma ją iškovoti, dar šiek tiek pastiprinti su pečiais ir tricepso pratimais, nes iš tiesų gana dar daug gali padaryti likus mėnesiui. Tai bet jaučiu kokiam likus 2 savaitėm, jau reikės tricepsą raukti ir pasilikti tik tai spaudimą ir duoti poilsiui varžybiniam spaudimui. Jo, nei užsimest patogu, nei ką, bet visai smagu. Skaniai. Jo, tie pečiai, pavyzdžiui, kai siaurai spaudi, yra minusas, kad viršų labai stoja štanga. Plačiai, pavyzdžiui, aš taip nejaučiu tokio stabilumo. Tai kaip tik drasko ir nemalonu pečius, bet, pavyzdžiui, pasirinkęs spaus biškį siauriau ir tada su tokiais pagalbiniais pratimais tiesiog stiprinti savo pagrindinį pratimą, štangos spaudimą. Jau su mažais svoriais aš pastebėjau, kad labai gerai persineša į pagrindinį pratimą maksimalios jėgos. Tai jeigu programuojat štangos spaudimą, tai turėkit savo sunkų spaudimą, pagalbinius pratimus spaudimui ir kai daro tos pagalbinius pratimus spaudimui, pabandykit pradėti nuo mažesnių svorių ir pažiūrėti, ar gerėja, iš karto jų nemaksint. Irgi turėti kokią periodizaciją, kad po truputį tos svorius didint, tada pasižiūrėti, kaip sekasi pernešti pratimą į tą pagrindinį. Paskutinis setas ir lieka pristraukimai. Skaniai, bet spaudžiant kantelius ir spaudžiant štangą yra labai skirtingi skirtumai. Nes dešinę ranką gali labai daug kompensuoti, o kairę ne. Šiuo atveju, nors ir mano dešinė yra traumuota, bet nėra stipresnė, o su kairė jaučiasi, kad biškį silpnesnė yra. Bet skaniai, dabar varom daryti prisitraukimą stipriai nugarai
pristraukimo. 5 po 8 šiandien. Mankšta, mankštelė, mankštutė. Dar šiek tiek po ligos kvėpavimo neturiu, bet tos ištvermės pratimus reikia padaryti. Stipri nugara, stiprus spaudimas. Skaniai. Trickos, pečių ir nugaros treniruotė. Out. Naktį pečių challenge'as. Va burgeriai. 9 vakare, kad rytoj treniruotė gautųsi. Šiandien. Burgeriuks. Agurkas, pomidorai, paprika, sūris, svogūnas, jautienos tokie kepsneliai. Visai gerai. My head again, beating me in a wall like that.
Nu ką, turim finalinį epizodą. Prieš tai buvo labai garsas dingęs ir reikėjo susiremontuoti kamerą. Tai greičiausiai dabar jau visos problemos išspręstas. 100 eurų daug ką išsprendžia. Tai šiandien 109, 5 po 5, lengva trenkia. Dar kaip ir su kvėpavimu ne kažką, biškai pabėrė. Klasikinis išbėrimas. Nosis degina, va pirštai įsipjovau, mažos problemos, bet judam pirmin. Tai greičiausiai prieš tai jau būsiu aptaręs valgydamasis, kaip sekėsi paskutinės sunkiausias treniruotės padaryti. Dabar prieš sezoną, prieš varžybas, tas 2 savaitės čia, kas čia liko, labai lengvai pajudėti, atsistatyti, pamiegoti ir bandysim finalinį epizodą kalt tenais. Kas juda neblogai į priekį, kas labiausiai bėsina po to visų sinusų, tai kvėpavimas yra dingęs, jėga ne, bet va dūsti, bet gali būti ir storumo ir burgerių problema. Bet 105 kategorija yra tokia, kur man svarbiausia yra smarvė ir ištvermė jėgos, kad visas 3 valandas ištempčiau sunkų svorį kelt. Mankšta, va šlaunikės nesimato, bet stiprios, veda į priekį. Dabar darysim 3 seriją. Per įtupimą įbaigta, paskutinė 5 serija, 5 po 5. Einam spaust. Spaust šiandien mankšta. 100, tam 2,5, 2-3 serijas po 4 pasispaust. Let's go! Paskutinis apšilimo setas ir dedam 100, tam 2,5 mankšta, mankštulė. Skaniai.
SB sessioną baigiam, prasispaudžiam ir valgyti. Skaniai. Paskutinė sunkiausia treniruotė baigta. 105 benčas, jisai toksai algut. Yra išsimiegojusiais geriau. 108 greičiausiai pasiliksim antram bandymui. Ir manau, gerą dieną turėtų paeit, nors paėmimas gana siauras, bet po visų tų pečio nesąmonių visai neblogai gaunasi ir jau drąsiau yra bandyti. Deadliftas šiandien kojitėm, nes pirštas biški nuspaustas, kaip ten reklamuoja, kad su aloe vera galima bus išsigydyti, nes žmonės pradurtus plaučius išsigydo su aloe vera. Blet, kaip galima iš to šūdų tikėti, ne? Nu gerai. Tai ką, atsistatyti, pamiegot, pavalgyti, lengvas teiperis. Čia yra 9 epizodas, aš jį uždarau. Ir 10 epizodas bus aptarimas, kaip čia visas šitas fontanas, cirkas gavosi. Nepasiduodam, neliūdim, miegam, valgom, sportuojam.